Labadiena, esu Andrius Čepkus, GetShopping įkūrėjas, taip pat valdau dar keletą kompanijų ir šiandien labai džiaugiuosi turėdamas galimybę pasidalinti su jumis savo patirtim, įžvalgom ir šiaip patarimais, kaip verslui pritraukti investicijų. Nes kaip bebūtų, norint augti, norint plėstis, norint daryti globalų verslą, galbūt auginti jį be tam tikrų ribų, mums visada reikės investuotojų pagalbos. Pirmiausia, tai ką siūlyčiau visiems apgalvoti ir ką atkreipti dėmesį, tai atsakyti savo vienas dalykas, ką man reikia investuotojų ir ar tikrai jau yra tasai laikas, kada yra būtini investuotojai. Nes kas vyksta realiai, dauguma verslų, jie susiduria, dauguma žmonių, pradėdami verslą, dabar toj visoje startupų bendruomenė ir panašiai, mąsto jau apie tai, kaip pritraukti investicijų, kaip gauti investuotojus, nors pats verslas dar net iš esmės žengia tik pačiuosius pirmosius žingsnius. Ir gal tos žingsnius mes galime žengti be investuotojų savom jėgom. Nes tai ir investuotojams yra gerokai didesnė vertė, kuo jūs daugiau esate padarę savom jėgom, tuo jie labiau vertina jūs, tuo labiau rimčiau žiūri jūs ir pasitikė jumis. Tai pirmiausia, aš savęs paklausiu, ar jau tikrai yra laikas ir ar jau yra būtini investuotojai. Nes ką reiškia, kuo jūs daugiau pasiekėt be investuotojų, tuo mažiau procentų jūs parduosite už didesnę sumą. Nes realiai, jeigu jūsų idėja yra pačioj pradžioj ir jums reikia daug pinigų, ar net ir nedaug, kad ir mažiau pinigų, tai investuotojas, kadangi jisai tuo momentu prisiema gerokai didesnę riziką nei, pavyzdžiui, ten kompanijos jau kažkokiam augimo periode, kai jinai turi rezultatus, tai jisai už savo pinigus norės didesnės akcijų dalies, didesnių procentų. Tai reiškia, kad jūs iš esmės pralošit. Tai visada reikia pagalvoti, ar dabar jau yra tas laikas, kai tie pinigai, kuriuos aš gausiu, bus verti tų procentų. Nes kuo jūs daugiau judėsite be investuotojų pinigų, tuo vėliau jums bus lengviau. Nes investicijų dažniausiai reikia ne vieno etapo, reikia kelių kaip minimum. Ir su kiekvienu etapu jūsų akcijų vertės skiedžiasi. Tai reiškia, kad jeigu jūs didelę dalį akcijų pardavėt pradžioj už mažesnius pinigus, po to jums sekasi įgyvendino tikslus, ateina antras investicijų etapas, jūs jau turite mažai akcijų, kurios vėl skiedžiasi. Ir galutiniam variante, kai kompanija jau yra tikrai didelės vertės ir panašiai, jūsų akcijų paketas yra labai mažas ir net ją pardavus, ta motyvacija, tos įdėtos bemiegės naktis, nervai, rūpestis ir panašiai, gal ir neatsipirks. Čia jau kiekvieno asmeninis vertinimas. Tai kokios yra tos alternatyvos? Pradžioje, to prasme, visiems tikrai siūlyčiau apsvarstyti galimybę skolintis iš tėvų, draugų, giminių, pažįstamų, galbūt parduoti savo automobilį, nusipirkti kažkokį ten prastesnį ir tuos pinigus įdėti į verslą. Lygiai taip pat Lietuvoje dabar yra begalė verslo skatinimo priemonių, galima pasimti paskolas verslui, ypač dabar jos lengvai dalinamos jaunom įmonėm, pirmus metus skaičiuojančiom įmonėm, kai realiai didžiąją dalį palūkanų jum kompensuoja, nesėkmės atveju irgi garantuoja Invega ir jūs ten savo turtu tik tai mažą dalį paskolos dengiate. Tai visada pasvarstykite alternatyvas, kad judėtumėt be investuotojų pinigų. Ir aišku, to prasme, turite savo labai aiškiai apsibriežti, koksgi yra tasai mano tikslus investicijų poreikis ir ką aš su jom darysiu. Nes tą jūs turėsite įrodyti ir investuotojams ir kuo tiksliau patys savo atsakysite, kuo tikslesnį planą turėsite, tuo jums bus lengviau su jais bendrauti, kalbėtis ir įtikinti, pasirinkti būtent jūs. Tai pirmiausia, apie ką jūs kalbėsite su investuotojais ir ką sveika savo analizę pasidaryti, taigi yra, o koks tasai mano verslo modelis. Tai pirmas dalykas, ar jisai apskritai pelningas ir kada jisai taps pelningas, iš ko bus gaunamos pajamos, iš ko mano verslas uždirbs, nuo kurio momento jisai pradės uždirbinėti. Tai yra pagrindiniai klausimai, nes investuotojas jisai ateina su mintim, kad vieną dieną jūsų verslas taps pelningas, jisai turės tam tikrą vertę ir pardavęs savo akcijų dalį, jisai uždirbs. Tai toliau kitas dar klausimas, kurį tikrai rekomenduoju pasvarstyti, tai yra, ar jisai yra lengvai pakartojamas. Tai yra,
ar savo verslą, ar modelį savo verslo, kurį aš pritaikau, pavyzdžiui, Lietuvoje ar bet kurioje kitoje rinkoje, aš galiu taikyti ten Amerikoje, UK, dar kažkur. Ta prasme, ar tas verslas yra lengvai pakartojamas kitose rinkose ir tai yra kokios jo plėtros galimybės. Ar jis plečiamas? Tai plečiamas jisai gali būti ne tik geografinė prasme, bet ir verslo prasme. Ar galima prie jo jungti susijusios paslaugas su produktu, su paslaugas ir iš to daryti didelę imperiją. Ar jis prognozuojamas? Investuotojams labai svarbu prognozuoti verslą. Tai yra matyti, kiek jisai augs per tam tikrą periodą. Ir čia yra labai svarbu ir jums patiems vis tiek jūs turėsite paruošti visus skaičiavimus, visas augimo prognozes ir jums labai aiškiai reikia matyti, kiek jūs galite prognozuoti į ateitį. Jums nereikia ten 10 metų į priekį pasidaryti verslo plano, nes ta prasme, viskas per daug keičiasi. Bet jūs turite prognozuoti, kad pavyzdžiui, jeigu ateina ten IT versle, pavyzdžiui, jeigu ateina tiek vartotojų, tai tie vartotojai, tokia dalis iš jų užsiregistruoja, likusi dalis, ten kažkoks mažesnis procentas tampa mokėjais. Tada pati rinka, mes pavyzdžiui veikiame e-komercijos rinkoje, tai mes labai stebime e-komercijos prognozijas, kiek auga e-komercija, kiek verslų žengia į e-komerciją ir tai mums padeda prognozuoti savo ateitį, koks bus poreikis mūsų produkto. Lygiai taip pat jums reiktų daryti su tos rinkos, kur jūsų verslas veikia analizę. Ta prasme, tai domėkitės tą rinką, analizuokite ir prognozuokite. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, ar jisai yra apsaugomas. Investuotojai labai nemėgsta verslų, kai, jeigu tavo verslą labai lengva nukopijuoti ir tu neturi jokio kažkokio ten konkurencinio pranašumo, techninio ar patentinio ar dar kažkokio, tai reiškia, tave anksčiau ir vėliau kopijuos. Ypač kuo tau geriau seksis, tuo labiau tave kopijuos. Tai aš ilgą laiką turėjau web agentūrą. Tai pas mus, nežinau, kas porą savaičių ateidavo bent keli užklausimai, kad čia aš norėčiau sukurti panašų tinklapį kaip Facebookas, kiek tai kainuos arba kažką panašaus į Instagram. Tai aišku, mes į tokius reaguodavom per humorą, nes realiai nei vienas iš tų užklausėjų nėra pajėgus kažko panašaus padaryti, bet iš esmės reikia suprasti, kad jeigu tik tai jūsų idėja važiuos gerai ir apie ją pradės kalbėti, atsiras begalė kopijų. Tai Lietuvoje ypač tas jaučiama, galim imti net paprasčiausią e-parduotuvių rinką, kur jeigu viena sėkmingesnė parduotuvė atsiranda ir kažko prekiauja, kažko įdomesnių, atveža naują produktą, įdomesnį produktą, iš karto atsiranda begalė kopijų. Netgi stengiasi vežtis tą patį produktą, nieko neinovuodami. Tai visada pagalvokite ir atsakykite savo, o kaipgi tas mano verslas apsaugomas. Galbūt jūs turite kažkokią technologiją, kurią kūrėte ilgą laiką ir ją nukopijuoti, sukurti, kainuos labai daug laiko, resursų ir pastangų. Galbūt jūs galite užpatentuoti tam tikrus dalykus ir taip apsaugoti savo verslą, kad niekas kitas negalės to daryti. Tai visada pagalvokite, o kokią aš apsaugą uždėsiu savo verslui.